Dienos ataskaita. Norėdami patekti į dienos ataskaitą, spaudžiame finansai ir apmokėjimas už vizitą. Ir patenkame į šios dienos ataskaitą. Šioje ataskaitoje mes galime matyti dirbančius gydytojus, šios dienos pacientus, paskaičiuotas paslaugų kainas, kaip pacientai atsiskaitinėjo kortelėmis, draudimais. Taip pat galime matyti neatitikimus. Jeigu mes dirbame tvarkingai, ši lentelė turėtų būti balta, be jokių geltonų juostelių. Šiuo atveju mes matome geltoną juostelę, paskaičiuota kaina yra 300 eurų, bet mokėjimo nėra. Galbūt mokėjimas yra pamirštas įvesti, arba jeigu čia būtų komentaras, tarkim, pacientas pamiršo pinigus atneš kito vizito metu, tai šita geltona juostelė kaip ir būtų pateisinama iki to laiko, kol pacientas atneštų pinigus ir jūs ištaisytumėte sumą. Kaip mes galime taisyti sumas ir kaip keičiasi ataskaita po taisymo. Aš grįžtu į savo dieną, matau vieną neatsiskaitytą vizitą, yra krepšelis, paspaudžiu ant jo ir jeigu pacientas mokėtų kortelę, tiesiog paspaudžiu išsaugoti ir grįžtu vėl į savo dienos ataskaitą. Finansai, apmokėjimas už vizitą ir matysiu, kad mano lentelė iš geltonos juostelės pasidarė balta ir tai reiškia, kad dirbame tvarkingai. Kam dar mes naudojame šią ataskaitą? Taip pat mes galime išsiimti ataskaitą mėnesio nuo pirmos dienos iki paskutinės, tam, kad matytume, kaip mes dirbame, ar turime skolininkų, ar turime avansininkų. Šioje ataskaitoje matysime, kam yra išrašytos sąskaitos, ar ne, kam mes turime pateikti sąskaitos, į kokius draudimus, ar į TLK. Galime matyti išrašytas sąskaitas, galime jas paspausti, jos atsidaro ir pasižiūrėti. Ir šią ataskaitą mes galime eksportuoti į mums reikiamus formatus, tarkim Excelį, ir jau tuomet dirbti taip, kaip mums reikia.